Greta, tai kodėl man reikia gaminti, aš esu viena. Pas mane nėra vaikų, nėra vyrų ir taip toliau. Parėjau, blėt, pasėmiau dešros gabalą, batono gabalą, gurką pasėmiau, pagriaužiau nahui ir išvariau. Nahu man gamint. A tu čia nori į svečius gal atvažiuoti, kai atvažiuosi, tai pagaminsim, ko tu čia nori. Cepelinų, kugelių, ko tu čia nori. Prisivirsiu, kurva viena būdama, blėt, čia pizdėts. Eik, tu nebespan gerai. Mes irgi taip jūratę darydom, airijų. Va, būtent, sustojai, va, varim, sustojom, degalkiai pasėmė, blėt. Ką mums reikia, perkandom viskas, iš mane tokia valgovė. Jūs patikėkit manim. Čia net neapsimoka, čia draugeškai irgi suka galvą. Eik tik tais. Saugę žmonės esam, blėt. Gal tu nori kiaušinių, aš noriu batonų. Nu tai viso. Ir valgai kas ką nori, kas čia dabar. Stosim dabar, grįšim, eisim, kurva, kepsim, virsim, eik tik tais. Kai buvo kuo rūpintis ir taip toliau, tai rūpinaisi, supranti. Na, aš dabar viena esu, tai man, karočią, pasuksiu Sandrą vėliau, kai grįšiu namo. Va, būtent, mano vaikai, kai suaugo tokio amžiaus, prigamini tų puodų, blėt, kai visą laiką. Tai jie po mokyklos nueina su draugeliais į picerką pavalgyti, tai ten nuvaro da kur nors, tai jiem net neįdomu tas maistas, tai puodais, kai pradėjau mėtyti, tai baigėsi gamyba. Nes užauga tie vaikai, viskas, mama, tėti, košė baigėsi vieną dieną. Na, aš ir jau prisigaminus, kad eiktų nahui. Bet čia man patinka iš tikrųjų. Bet visiems vyrai geresni povarai. Laidaru jau godžiuosi, kad pavogė kuprinę. Valierą A, jau vėl valierą kaut. Da, pašol jis nahui. Netvarka. Tai kad mane užblokavęs ten tas vienas pedikas. Nueičiau, pabrūžinčiau, piškai pažvengtumėm. Valieras sako, nupisuch. Bet kaip jiem ten taip sekasi? 109 eurų už kuprinę. Išvarai kažkur tais, mėgi ten kažkur krūmuose, atsiprašant. Nusiperki kažkokią kurvą kuprinę už 109 eurų. Iš kieno perki tų šaibų asilę. Tai tu pagalvok, tai tau da kiek į priekį dienų, jeigu įmeta žmonės, reikia gyventi, reikia pavalgyti, reikia ta. Nubėgu už paskutinius, nusiperku kuprinę. Nu, rimtai. Ir paskui verkiu, kad kurva neėdės. Šiltas maistas, o ne 10 kart gaminti valgyti nori. Eik, tu Kamila, poch. Su tuo maistu čia toks jausmas, kad tik tais kurva dirbt, gaminti ir namus tvarkyti, kurva viskas, daugiau viskas nėra gyvenimo. Nu, sorry, ne apie tai gyvenimo čia sukasi. Cirkas be pinigų, ble. Turit mažų vaikų, tai be abejo, kad ten jau reikia, žinai, to šilto maisto, ten pusryčiai, ten pietus, ten makarienys, ten visokių užkandukų, hujukų. Tai kai mano vaikai buvo maži, taigi važiuoju į parduotuvę apsipirkti savaitę, tipo maisto atseit. Jo, tai pridedi vaikam, taigi sultyčių reikia, tai to reikia, tai to. Žiūriu, kad jau mum blėt nėra ką ėsti, viskas vaikam. Ne, kažkas nupiso jų kuprinę, o Valieras su... Eina jie nachus su tais, kurva viską, pas juos kitos temos nėra. Nupiso įmeskit arba blokuokit nachui, viskas nieks nemeta, kurva tas tam, kiek įmeta tas tam anam. Kaip jie ten spėja suskaičiuot, kurva tos, kas kam įmeta. Nes Simono neturi meškerys. Kaip ten suspėt, kas kur kam, kas, kiek įmeta, eik tu nachui. Nu. Kontentas Tenerifei. Ne, kurva, įmesk. Ne, kurva, blokuojat. Greitai modai, greitai jungit man subscribus, ten kurva huja. A girdi, tu vaflį galvoju, nahui. Aš tai nahui perjungiu, aš išgirstu balsą, tai...
Privalo čia žmonės kažką daryti. Tai kas norėjo šito kontentų, tai dabar tegu tai žmonėm ir pasirūpina. Hi, ha, tralelele, tai meta tegu, blėt. Pričom čia jūs, blėt, ir kažkas kitas. Tai ir meta tegu, parūpina viskuom. Pajebat, sako, nepavydim, eik tik tais, ko čia man pavydėti, aš, blėt, atvariau, aš dirbu, man pajebat yra, aš užsidirbsiu. Pavydim, čia ko čia man pavydėti, ten tų cirkų, pašaltų. Jau tokį cirką sugalvoju, aš tau sakau. Mano oksidas sėdi dabar šonė, žinai, vairuoju, pasileidus. Eik, tu nachai, kurva, apsivept norisi iš karto. Ne, tu kas nori iš to kontentų, tegu ir tvarko reikalus, kad tie žmonės... Aš nežinau ten jų sutarimų, bet, na... Karač. Sėrių savo stichijoje, tai būtent. Sėdim savo stichijoje ir ką tu man. Ir viso hebryte tiek žinių, ne? Da, tik pusė 5, eik tu nahu. Nu, rašot, a neberašot. Reikės eit Sandrai paskambyti, pabazaryt. Kaip tas tiktakas sėda, batkė jau viso, to žudysiu. Kaip uždusiu. Blet, pas mane irgi 28% tik liko. Aš tai pasekus ar ne? Na, pasekus. Fergučiukos, tai koks tau vardas, vapšė, kas čia per pavadinimas? Fergučiukos. Tai va, kad nieko neturi rūpužiukė, blėt. Nu tai rašyk. Matai, kaip man oksai tapina, blėt. Kaip per pianinų švarų. Gitana, Labukas, kaip jūs, mamulė. Oi, eisim Sandrai skambyti, nahui, nieko nebus. Va, jums sakė, matėte, ne?
Va tak va. Pabučiuokite į šikną, blėt. Kurva atsisėdau ant cigarečių. Eik tu, nahu, aš galvoju. Įsėmiau piniginį. Eik tu, nahu, nesakyk, kad sutrupėjau mano tos nesąmonės. Nu, va, tik tokui subinės rodo į pohujom. Ot gražu. Nu. Nu, pasakokit, ką jūs gerų. Per naują. Pirmai papasakojau, dabar tis ką gerų. Jau antrą vatvaro. Žiūrėk va. Tuš. Ir košę valgai. O kas yra, Ovidija? Pasimis klaviatūrą išbirėjus, kad jau tik košim liko valgyti. Žiūrėk, kad plaukiam lemba. Tai zajebi, džiaukitės. Jo, taigi buvo pirmai atvarės. Atvarau toliau, bet aš neturiu nieko pavaišinti. Tik alaus galėčiau pasiūlyti. Žiūrėkit, atvarys. Va, Ramunė, mano draugeška irgi taip pat jautėsi šiandien. Irgi. Grįžom iš po darbų savo pizda prie žemės, nahu, iš karto prie žemės traukė. Tai eik, sakau, pailsėsi, aš varau biškį į gamtą. Ai, tu nahu. Žiūrėk. Alaus, sako, pakaktų. Nu tai pizda, ginti visus, blėt, nugirdau, bibidėjau. Kas suginti, visi geria. Nu, так va. Kur tam? Tas tai gražiai ten. Daryti. Tai nieko. Blet, gražus vaizdas. Reik man, blet, išjungti tą muziką, nes man reikia filint namo, nes to jaus bus pizda ragelių. Nu, tai pasakoja da ką nors, ar jau nebe. A jau biškį užpisau. Nes man tai jūs neužpisot. Iš tikrųjų. Iš tikrųjų, man tai jūs neužpisot. Aš pati savo kartais užpisanti esu.
Ой, моя завачу žožytė, blėt, pizda, nahui. Pizdėts. Su kuo dar čia galima paprikolinti, bet kad čia nėra, ajezau, artistai sudegusio teatro, čia aš nahui neprasidėsiu. Man nepatinka. Bleba, koks komentaras, kai nėra atsakymų, tu faina moteris. Viskas, Andra, gerai. Nu tai okei, pas mus irgi biški vėjukos, bet ant saulės vasėdinti nėra vėjukų, tai joptvai matė. Teko pasitraukti nuo saulės biški. O, Agnieška, kaip super. Turėži viską face to face. Tai, kad taip ir, nu ką čia, ką čiolinsės, geri, negeri, ten su kuo guli, su kuo neguli, blėt, pas ką stovi, pas ką nestovi. Čia tas tiktokas, tai aš jums sakau, po tiek metų, tai tų laivų, tai karo čia galvoju, tu rimtai, ką čia veikia ginti. Bet, nu, va, taip išeina, kad, ai, pizdo. Šiandien irgi atėjau, gal, ai, nu ką jums čia atėjus pasakot, nu tas pats per tą patį, bet gal, nu, pizdu, biškai pabazarysiu. Aš čia nesiruošiu parom sėdėt, karo čia. Žaidimų, kad kažkas tais, aikėčius. Nahui. Dirbi, va, užsidirbi ir gyveni, ateini paprikolinčiai su žmonėm pabendrauti, visa, tiek žinių. Nahui. Biški kitą kartą nervina, bet nieko tokio. Tie visokie tiktokai, pažiūrėkit, kad mes jau kurva, Airijoje gyvenau, blėt, Lenkas už Lenką, kaip ten bebūtų, bet visą laiką, viens už kitą. Lietuvis už lietuvių, pėzį 1 centų daugiau gausi, tai čia kurva ir akis iškapus. Kažkokie va tokie, mūsų tauta kažkokia nelabai draugiška. Nors šiaip aš galiu pasakyti, aš Lietuvai buvau, kiek čia laiko ten buvau. Ta prasme, nu blėt, nesutikau kažkaip tai tokių blogų žmonių, aš neturiu, nei prieš vieną kažką tais. Pochui, būna, žmonės susipyksta, būna susitaiko, būna grybo pripjaudo. Bet man tai viskas gerai, man pochui. Ar tu ten, ar tu šiandien, visiems, bet tu esi žmogus. Tai man pochui, ar tu šiandien su juoda maikė, ar tu visą savaitę su to pačiu juoda maikė, nu aš neapsikraunu, vapšė. Jei ten sėdėtų šonė ir jau ten pizda būtų, tai sakyčiau, gal eik nusimaudyti, žinai, jau čia per ekraną čia, įsiplau galvą. Įsimaudyk, pasikeis rūbus, ne to padaryk, kas jūs čia dėliojimai pas jumis eiktų, nahu, gal man su tais pačiais patogu visą gyvenimą. Na, Sandra, jo, kažkaip tai taip. Taip pastatas, taip pasananas, eik, tai tik, nahu, galvo. Greta, labas, ką tu, kaip draugeška, kaip jūs takojyti. Kaip jūs, merginos, mano Kavenskos triznės. Nežinau, nu man tie lietuviai nieko blogų nepadarė. Nu ateina čia pabrūžinam, čia ir tiktokas, ateina, įsikrauna, pasipizdavot ir taip toliau. Prie bendro stalo susės, nu, su kiekvienu gal negalėtai, bet, nu, blėt, aš savęs į kišenę nededu ir kiti tegu savęs į kišenę nededa. Supranti, nes paskui, va. Visi čia, primakačiolė ne tiek, kad jau tai matė. Man ne vienas nemaišų, nahui. Su manim normaliai, nahui, ir aš normaliai. Tai vat, tai man tikrai, man Lietuvoje viskas buvo gerai. Daug gerų žmonių sutikau. Kartais va taip reikia sustoti, žinai, eini tuo gyvenimu savo keliu, vertiesi per galvą, paskui žiūri, bam, reikia biškį tvarkyti reikalą. Nu, visi. Taigi už tave nieks nepadarys, jeigu tu pati nežengsi tų žingsnių kažkokiu tais. Labas, Ritukė, labukas, o čia mano Ritukė, o Jezu, greitai Ritulė, labukas, kaip sekasi jums, kas gero, kaip pusilaikė, kaip nuotaikos, bet jūs tokia vis laik su šypsena, tai va tokia ir išlikit. Man labai patinka žmonės, kurie su šypsena. Ar jiem gerai, ar jiem blogai, jie šypsausi.
Įda atsisėdė, į save paprikolino. A, girdi, visi tave pisa, kur nėra. Visi tave pisa, kur nėra lietuvių, patikė gyvenu. Mane, aš nežinau, Sandra, mane nieks nepiso, mane piso tik mano vyras. Nu, tokį žemaitį buvau susiradus, su tuo irgi. Ne, daugiau mane nieks nepiso kažkaip. Ką tu undinė, nieko. O jau tu undinė vietoje ar ne? Jo, Marka, tai ir maladėts, nu man patinka, kaip ten bebūtų, nu nereikia čia, blėt, brūžintų žmonių ir tų smegenų. Kai kurie žmonės su tokiam didelim problemom, žinai, ir čia, mane tos tai gersi, tai negersi, paklauskit, pas tą žmogų sustoja, blėt. Kas, kur, kame, nueikit, arbatos atsigert kavos ir pabendraukit, blėt, pažiūrėkit, nu. Gal tiesiog reikia kažkokio žmogaus šalia kažkuria tais minutę, kad jam būtų geriau, supranti. Nu, ką aš čia dėlioju, vasaros nemačius. Nu, aš apie seksą iš karto, man, dar 30, tai jau pochu, jau gali ruoštis. Nieks manęs nepisa, gyvenimo būdas, sakai. Pochu. Aš čia gyvenime mačius per 2 metus, kad nežinau, kas mane galėtų nustebinti. Net pačiai įdomu. Pasidarė. Nu, blėt, su lietuviais ir su užsieniečiais. Kur gyvent? Po vienu stogu, ar kur čia, ar kaip čia. Tai jeigu tu eisi kaip ir Lietuva, aš tau galiu paprasčiausiai, grįžau po tiek metų į Lietuvą. Aš einu pati visur su šypsena, supranti? Ir visi šypsosi, viskas gerai, Nu, nemačiau, kur tie pikti žmonės, nueini prie tų kasų. Nes pripratė iš užsienio grįžti ir čia jų čia pirmenybės. Jau jie čia šaibų turi, jie čia nori visko greičiau, jie čia nori. Kodėl užsienį niekas kasų sėdintis nesimakačiolina ir va tai va nedaro. Ir jūs nepykstat ir stovit tą eilę kurvą ir pusvalandį stovėsit ir su niekur nesirasborinat. Grįžot į Lietuvą, jums čia pirmenybės visur. Nu taip nėra, blėt, esam visi lygus. Stovėk lauk nahui ir viskas. Nes jau grįžta, tai čia dėlelės tokie, žinai, čia blėt, čia jiem viskas, blėt, visur turi būti pateikta ant lėkštutės. Nu taip nėra, blėt. Ką čia tas grožis nieko. Marka, sekso neturėjau. Tai, man atrodo, tau voratinklus reikėtų biškį nutaškyti, ne? Nenori? O jau tinka, blėt, nubarškyti. Va, būtent, Jolanta, aš buvau tau Lietuvoje, tai jok tvai mat. Mačiau, aš einu visur su šypsena, aš akių, blėt, žmonėm nedraskau, nahui, gatvė eidama, ar ten į pardę nuvėjus, ką jūs čia ko nedirbat, ko dirbat, kiek jūs čia dirbat, kodėl lėtai dirbat. Aš ėjau savo tą keliu, įsišiepus visur, nahui. Ir man pohui. Aš algos nemoku, kad aš galėčiau pisprotą kurvą sėdinčiai kažkai kasoj. Ta prasme, ką tu čia dirbi ar nedirbi. Tai čia aš neturiu tokios teisės. Čia ne man spręs, aš algos nemoku. Ar ten kavinė, oi, čia greičiau nešiokit, čia mes valgyt norim, čia kai pradeda kurva makačelintis, tai ne nuo jos priklauso, blėt. Voratinkliai valosi be sekso, nu tai gerai. Zaebys. Viskas, hebra, baigsiu laivą 18%, pėdinsiu namo, kad Sandrai menopauzė. Nu, nežinau, kas čia yra, blėt. Paskui aš jai paskambisiu, aš tau biškį vėliau paskambisiu. Ok? Tai pakrausiu ragelį. Nu, tai duok batonų, tai atneš to batonų. Ko neduodė, Renata, turi batonų kokio džiovintų, tai pis nahui, tik to, gal pavalgę bus. Viskas pas mane, sakau, liko mažai procentų, aš turiu atsisveikyti. Pasikrausiu ragelį, jaučiu dar, išlysiu gal vakare. Gal. Čia jau man priklausys nuo... Kaip aš norėsiu, taip darysiu. Tai vat... Ir tiek žinių. Davai gerų vakarų visiems. Gal iki vėliau, gal iki rytoj. Kažkaip pažiūrėsim. Čiau.